Gerai, darom naują terlistą, tai yra low-endinės dūdas. Tai turime zaibys dūdą, good dūdą, pam ant pam dūdą, nu dar, tipo, okei dar ir mesti nahui. Pradedam nuo mesti nahui. Janelle Extra. Nepilna fotkė, my bad. Bet tai yra tokia šlikšti dūda ir jei tu ją pirkai naują, man gaila tas kai žmogus, nes tu išmeti pinigus į balą. Galėjai naudotą Yasune Era nusipirkti, nu ir apie 100 eurų ir jis liktų 100 eurų vertė, jei nesurūdytų. Janelle Extra žiauriai greit surūdyja, žiauriai bloga, baisiai atrodo, kaina nenormali, tipo už tokią dūdą gaidišką. Nekenčiu šitos dūdas, ant išmetimą jei pirkai eiktų nahui. Gerai. Tada kita dūda. Tada būtų stokinė dūda. Nu čia dar dūda, kodėl, nes, žinai, jei stoką vairuoji, žinai. Nu, stokinis motoroleris, žinai, nereik nieko daugiau. Žinai, užtenka, nėra ką pasakyti. Leo Vince TT handmade'as arba ne handmade'as, black edition'as, ne black edition'as. Gera stok dūda, gera low-endinė dūda, jei nori vienkės, nes jinai yra labai gera nuo žemų RPM'ų. Ir jeigu turi neblogą, nu tai kad neblogas, tu realiai 7 cilindrą, tau gali labai gerai kilnuoti su Leo Vince TT. Tada einam prie zaibys dūdas. Yasune Eras, populiariausia dūda Lietuvoje, visam pasaulyje realiai low-endinė. Jinai yra zaibys, tik reikia išsimti limitatorius, nes turi juos, bet jos nėra sunku. Jinai yra zaibys dūda, kainuoja apie iš Barygos, nu iš Facebooko ten pardavėjų nuo 107, jeigu iš normalesnės vietos kaip Motoline 109. Zaibys dūda, rekomenduoju visiems ją nusipirkti. Tada yra Yasune Z. Čia yra dar. Kodėl? Jinai yra žiauriai brangi. Jeigu jau low-endinė dūda nupirktų Leo Vince TT, nes padarysi bent jūs protingą dalyką, nes čia tokia šudina, tipo, tave išpisa tiesiai šviesiai tiesiog. Nerekomenduoju niekam pirkti. Tada Doppler S3 Eras. Jis yra gera dūda, jinai yra geresnė už Leo Vince TT, bet jinai nėra tokio pat gerumo kaip Yasune Eras, nes Yasune Eras yra tiesiog dievas visų duslintuvų low-endinių. Ir turi pūslę panašią, labiau panašią į Stage 6 dūdą, kur eina į tą pačią kategoriją. Jie yra žiauriai panašus, bet Doppler S3 Eras geriau atrodo, bet Stage 6 yra žymiai pigesnis ir žymiai geresnis duslintuvas. Tipo, už tuos kem eurų, kuriuos sutaupai, gali realiai vos ne polinį high speedą nusipirkti ar kažką tokio, ar sankabą. Tai Stage 6 yra geras duslintuvas. Jis yra labai panašus į Yasune Era, bet jis nėra ant tiek geras kaip Yasune Eras. Jo yra žiauriai gera kaina, jis gerai atrodo už kainą, jame irgi yra ribotuvai ir jie yra gaminami toj pačioj gamyklai kaip ir Yasune Erai Ispanijoje. Jeigu Europoje, o Japonijoje negamina, Ispanijoje gamina, Europoje čia žinoti. Geri duslintuvai, Stage 6, bet kaip geriausias duslintuvas Yasune Eras. Gerai, tada Janelle Reverse, zaibys dūda. Tokioj pat vietoj kaip šitas Yasune Eras užstrigo galva biški. Tai mano draugas turi ant zipo, jo garsas yra toksai normaliai patidatas, jis nėra ant tiek garsus kaip Yasune Eras. Nes Yasune Eras garsokas, įstyčinsiu video, kaip jis tenais birbina. Bet šiaip gera dūda. Labai patinka, labai gerai atrodo dar. Ir itališka dūda, tai tas zaibys, bet neturi guminių laikiklių. Nu, demperių kaip Yasune Eras, tai dažnai lūžta breketas. Ir Technigas duslintuvas, topinis duslintuvas. Jis yra, pataupyk pinigus, pataupyk pinigus. Jeigu, žinai, atėjo su duslintuvu ar kokį naudotą už centus radai, čia pasimk, bet jie už 107 eurų, ar kiek ten eina motostarė, gali 2 eurų pataupyti ir nusipirkti Yasune Erą. Ir jeigu tu nusipirkai Technigas, jie dažnai pro bakelį leidžia, jie neatrodo žiauriai gerai, tavo pasirinkimas, nerekomenduočiau.
pridėsiu kadrų su šitų. Jesuneru, kaip ant draugo Gileros, ten maniškis, bet mano seras tada buvo dalimis garaž išvytas. Tai primesiu audio, soundą, kaip gerai sounda, topinis Jesuneras ir dėsiuosi žiemos projekto. Tokį skanėstą į galą įdedu, čia yra Jesunero šitas garsas, revinimas ant mano draugo Gileros, kur ten buvo su septimu Motoforce lenku.